O kodėl? Kas kodėl? Nes perskambina visą laiką klausimėlis, kai nežino numerio. Žodžiu, ne kažką tai turime, bet okei. Koks vardas? Ne, šiaip tai. Man tai esi... Ką? Esi tūpas kaip klausimėlis. Žiūrėk, parašė situaciją, ar ne? Ir Karolinos numerį parašė. Labai normaliai išdurkė, tipo, ar ne? O numeris yra 85-241-1010. O. Labai išradinga. O ką, paskambinai? Alio. Sveiki. Labas. Vyrai, klausykit, kiek rašau jums žinučių, niekada nepaskambinat, kam reikia. Nu, tai lievai rašai. Ne taip rašai jo. Paskambinkit mano panelė, labai noriu. Parašysiu žinutę, būtinai paskambinkit. Noriu paprašyti. O gal tu gali, kai muzika gros, paskambinti, Jonas pakels ragelį ir tu jam papasakosi viską, nereikės rašyti? Tinka tau taip? Gerai. Tvarkoj, taip ir padarom. Taip ir padarom. Milda, netinka Milda. Va, paneliai paskambink. Yra tokia burrito pardavėja. Meksikietiški burrito dirba iki 23 valandos ir pardavinėja nepilnamečiams alkoholį. Čia Panevėžy. Nu čia labai gerai. Lukai? Nori nusipirkti alkoholio? Nu, duok. Burritos iki 23 valandos. Panevėžys. Rolandik? Duokit man. Kodėl Rolandik? Tai tu gali. Justinšak. Šimai. Galėtumėm po soliariumus paskambinti. Žinai ką? Meksikietiški burritai. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, panelė, kodėl jūs mano sūnui pardavėt alkoholio? Kada aš pardaviau? Aš nežinau, pas jūs yra nusipirkęs alkoholio ir dabar vis girt, supranti, apsivėmęs guli. Sakė, pas jūs pirko. Su draugai, sakė, pas jūs prisipirko ten alaus ir prisgėrė. Dabar guli pas mane, aš jūs priduosiu policijai. Pas mane šiandien niekas iš vaikų net nepirko alkoholio iš jaunimo. A tai kitą dieną, supranti, jau perka, ne? Ne. A tai kaip čia, kodėl jūs pardavinėt nepilnamečiams alkoholį iš viso? Palaukit. O kas sakė, kad pardavinėja? Darius, mano sūnus, sakė, kad pardavėt jam jo draugams alkoholio, va, prisgėręs guli. Nežinau. Tai, panelė, kodėl pas jūs yra pardavinėjama alkoholio ir ar man dabar skambint policiją, ar kaip čia dabar? Palaukit. Aš čia suprantu. Visų pirma, jeigu sakot, kad gytas gali bet ką prišnekėti, o visą antrą, aš niekam nieko nepardaviau. Kažin, supranti, sakė, va, pas jūs yra tie burritai meksikietiški, Janas pas jūs pirka su draugais, nes pas jūs vienintelė vieta, kur galima nusipirkti nepilnamečiams alkoholį. Nežinau, aš tikrai nepardaviau. Aš, klausykit, panelė, kviesiu policiją, jeigu jūs pardavinėjat nepilnamečiams alkoholį. Aš nepardavinėjau. Ir gausite auditą patikrinimą, jis taigi čia jūsų tos visus duritos uždarys. Juk aš jums aiškinu. Tu man tylėk, gyvulį. Aš čia ne jums atsiprašau. Pone, leiskite, aš sakau jums, kad sakau, aš nepardavinėjau, net neparduodu aš. O jūsų direktorė žino, kad jūs pardavinėjate nepilnamečiams alkoholį? Kaip jie gali žinoti, jeigu aš net neparduodu nepilnamečiam alkoholio? Tai kaip tada jūs paaiškinsite, kad va gyvulys guli visas girtas ir tą patį aš jau su jo tėvais draugų susiskambinau, irgi tą patį sako visi. Visi tą patį sako, kad tu man privemk ant kilimo, tai tu pamatysi tą. Ir visi sako, kad toj pačioj vietoj. Tai kaip dabar jie ką susitarė, visi, kad toj pačioj vietoj, tai sakyti? Aš nežinau, gal kai jam kas nors kitas nupirko. Aš jokių čia net vaikų net nemačiau šiandien, jeigu taip sakot. Nu tai kaip kitas, jeigu jūs matote, kad vaikai perka, tai kaip jūs jiem parduodate? Aš vaikam neparduodu. 12 metų, 3 draugai, jis pats 14 metų. Ateik čia,
Ir visi girti prisigė. Aš tau tai parodysiu. Ir suprantigi, ir visi girti valiuojasi ant žemės, suprantigi. Ir jau tėvams yra pasakyta, žinokite, mes čia niekas nesibaigė. Mano tėvas yra lopas. Klausykit, panelė. Mes jums Jūs trukdo radio stotis Zip FM. Mes juokaujam. Ar supranta tai? Tikrai taip, aš ir galvoju, kad nesupras.